Man žinai tokia mintis ateina, kad aš įsivaizduoju, kad nesąmonė gali būti kažkas susiję su kažkokiu tais vaikiškumu. Ne? Būt vaikiškam yra nesąmonė. PVZ. Man iš karto toks ateina. Kažkokius nesąmonės šnekėti. Jo, per daug tu čia vaikiškai šneki, per daug paprastai šneki, per daug, nežinau, nerišliai, neaiškiai, nu ir taip toliau, taip toliau. Ir man tas vaikiškumas, man žinai, toks, man, sakyčiau, labai, man jisai turi daug vertės tokio, žinai, nes ten yra, aš kaip suprantu, ten labai yra didelė gyvybė, labai didelė energija, labai didelis smalsumas. Kiekvieną vaiką pasižiūrėję, mes šiaip aš, kiek man teko matyti, nežinau kaip jums žiūrovai, nežinau kaip tau liuba, bet jie labai smalsus yra, labai nori viską išbandyti, pasižiūrėti, pamatyti, padaryti, nori save kažkaip galbūt parodyti, save kažkaip, žinai, ten, bet kažkaip kažką, ne? Tai čia nesąmonė? Ne. Aha, apie tai ir kalbu. Gyvybiškumas toks. Aha, jo. Noras sužinoti, išbandyti, jos tokių smalsumų gyvenimo vaikiškų, jo.